Vis dar labas rytas, manau visiems. Pats metas būtų pradėti diskusiją apie būsto prieinamumą. Kalbėsime, kiek būsto prieinamumas apskritai šiuo metu Lietuvoje yra problema ir turbūt kombinato dalyviai yra itin ypatinga grupė, kuriems, manau, pagal amžių pakankamai aktualu būsto nuoma, pirmojo būsto pirkimas, tai čia yra ta aktuali auditorija. Iš esmės Lietuvoje yra tokia pozicija, kaip ir daug šalių, kurios patyrė transformaciją 10-metį, kad beveik 90% žmonių Lietuvoje turi privatų būstą. Ir tarsi būtų galima galvoti, kad jokios problemos tarsi ir nėra. Žinoma, tai buvo būsto privatizacijos politikos 10-metį rezultatas, galbūt stabilaus ekonominio augimo praeitam 10-metį pasiekmė, gal net emigracijos. Tačiau statistika ir paskutiniai duomenys rodo, kad turbūt visgi artėsime prie vakarų Europos visuomenių pagal būsto sektoriaus įvairius parametrus. Tačiau Lietuvoje iki šiol neturime stabilios būsto politikos, mūsų nuomos rinka yra labai menkai reguliuojama ir be visų šitų dalykų galime susidurti su pakankamai daug problemų. Tai yra šios diskusijos tokia ašis ir priežastis, kodėl mes susirenkame kalbėti. Tai šioje diskusijoje dalyvaus ekonomistas, VDU ir LSI absolventas Daumantas Kinkys. Taip pat turime Vilniaus universiteto sociologą Tadą Šarūną, kuris užsiema miesto sociologiją ir miesto kultūros tyrimais. Ir šalia manęs dešinėje sėdi Gytis Nakvosas, kuris yra miesto tyrėjas, besidomintis urbanistika, būsto politikos klausimais, VU ir Bauhauzo universiteto Veimaro absolventas. Ir šią diskusiją moderuosiu aš, Martynas Butkus, esu VDU istorijos doktorantas. Susitarėme pradėti nuo Daumanto, kuris įves į šiokį tokį ekonominį kontekstą, kiek šiuo metu Lietuvoje egzistuoja būsto įperkamumo problema. Ir Daumanto kabliukas bus, kad jisai iš viso norės kalbėti ne apie būsto įperkamumą, o prieinamumą. Ir suteiks lietuvišką, europinį kontekstą, kur mes dabar esame tolimesniai diskusijai. Tai prašom, Daumantai. Taigi, sveikas ir sveiki. Visi, kas klauso čia ir auditorijai, gal kažkas dar iš palapinių irgi klauso, tai labas rytas visiems. Ir pradėsiu nuo to, kad pastaraisiais metais šį būstų įperkumo problema buvo labai užaštrėjus viešoje erdvėje. Iš tikrųjų labai populiaru ir spaudoje visur. Buvo tiesiog kalbama, kad būsto kainos istoriškai belia kaip greit auga. Na ir taip, jeigu pažiūrėsime skaičius, nuo 2020 metų būsto kainos vidutinės jos paaugo 60%, privačioj nuomos rinkai tos nuomos kainos padidėjo 50%. Na ir šitie kainų šuoliai yra nepaneigiami, su jais gali nebent varžytis 2008 metais buvęs kainų burbulas. Tačiau kita vertus, gal kas norėtų spėti, kiek tuo pat metu augo vidutinis atlyginimas Lietuvoje po mokesčio per tos 4 metus. Arti to, bet vidutinis atlyginimas didėjo 55%. Tai jeigu žiūrėtume į šitus vidutinius rodiklius, tai kainų, būsto vidutinių ir pajamų santykį, tai tas būsto įperkumo lygis, kuris buvo 2020 metais, jis yra daugiau mažiau dabar sugrįžęs atlyginimams augant į tą 2020 lygį. Ir čia aišku yra vidutinis rodiklis, dažniausiai ekonomistai nudega komentuodami tos vidutinius rodiklius, nes jeigu žiūrime į atlyginimų distribuciją, tai bendrą skirstiną, jeigu jums atlyginimai augo mažiau, tai jums tas įperkamumas dar nėra atsigavęs. Visgi kažkokią bendrą tendenciją iš tų vidutinių rodiklių mes galime matyti, kad tas įperkamumo problemos užaštrėjimas buvo 2022 metų, 2023 metų, iš kur
tarpe ir dabar jau sugrįžtame tą kažkokį ilgalaikį vidurkį. Pagal šitą rodiklį žiūrint, mes esam kol kas dar geriausia šalis tarp Baltijos šalių pagal įperkamumą, na ir taip stabiliai top 7, top 8 tarp Europos šalių. Geriausia būstas įperkamas šiuo metu yra Danija, Suomija, taip pat Bulgarija, Rumunija irgi taip pat įperkamas gerai būstas. Ir štai čia aš galbūt norėčiau pristatyti, nes tas būstų įperkamumas iš esmės yra pagrindinis būdas, kaip viešoje erdvėje dažnai formuluoja tą problemą, kad čia visi tą būstą gali ir turi įpirkti. Na ir tai yra gan siauras toks mūsų realybės apibrėžimas, nes iš tikrųjų vis didesnė dalis žmonių Lietuvoje būstą nuomoja. Ir kodėl iš esmės įsivyravo tokia problemos tas suvokimas, kaip būstų įperkamumo. Tai yra, kaip ir Martinas minėjo, mes kaip ir daugelis postsocialistinių šalių turime po tos perėjimo prie rinkos ekonomikos paveldėję labai didelį privačios nuosavybės būsto fondą ir apie 90-80% čia įvairiais skaičiavimais žmonių gyvena Lietuvoje privačiam būste. Na ir kai mes tokiam būste gyvenam, augam ir susiformuoja tam tikri lūkesčiai žmonių, kad tokia situacija ir tęsis toliau. Na ir iš politikų mes tikimės, kad jie būsto politiką vykdys taip, kad kiekvienas mes galėsim tą būstą įpirkti. Na ir bendrai tokia šiaip situacija, žiūrint į vakarų valstybės, arba bendrai pasaulį, nėra labai būdinga. Ir iš tikrųjų daug didesnė dalis žmonių nuomoja būstą pasaulyje. Na ir kažkaip gal labai didelės problemos tame iš esmės nėra. Tai iš tikrųjų, ką šiandien norėčiau papasakoti jums ir pabandyti įtikinti, kad yra problemų tokioj būsto rinkoje, kurioje dominuoja būstas kaip privati nuosavybė. Ir nors iš tikrųjų, jeigu nuvažiuotum į kažkokį vakarų neverą ir ten studijuotum būsto politiką, tai dažnai postsocialistinės šalis, kaip Lietuva, ten tą visą centrinę rytų Europos bloką, taip labai pozityviai žiūri. Ir man visą laiką įdomu buvo kažkaip patirinėti, ar iš tikrųjų čia viskas pas mus gerai dėl to, kad toks didelis privačios nuosavybės lygis. Tai jo, šiandien iš esmės tas problemas ir norėsiu aptarti, kurias aš po truputį rankiojuosi iš visų kampų. Ir jo, kartu kalbant apie būsto politiką, tai reiškia, kad aš labiau norėčiau skatinti žmonės žiūrėti taip, kad valstybė turėtų iš esmės siekti ne būsto įperkamumo, o būsto prieinamumo. Tai Lietuvos kontekste tai iš esmės reiškia kažkokią stabilesnę, saugesnę žmonėms nuomos rinką. Ar tai būtų municipalinis būstas ar privačia nuomos rinka. Tai va, pradėčiau aš galbūt nuo to, kad šį būstas, kaip pastebėjot, tikriausiai yra brangus dalykas. Ir jį nusipirkti reikia, bet nusipirkti negana to. Jį ir po to remontuoti reikia, ten vamzdis trūksta, reikia taisytis, ten iš esmės reikia renovuoti. Jeigu ten žiemą tavo būstas yra energetiškai neefektyvus, tai šalit ten žmogus sėdi kalendamas dantim. Na ir šiaip, kad tu būstą turėsi, tai dar nereiškia, kad tu kažką labai vertingo turi pagal apibrėžimą. Dažnai tą vertę būsto kūrė kažkokia vieša infrastruktūra šalia. Tai ligoninės, darželiai, keliai, viešasis transportas. Na ir jeigu šito dalykų nebus aplinkui, tai tas būstas, nežinau, gali būti šios kotedžiukas dykrai, kaip dabar dažnai ir būna Vilniaus priemiesčiuose. Tai iš tikrųjų, kai tokia situacija susidaro, žmonės tikrai pradeda gyventi tose kotedžuose vis labiau žemo tankio statybai, tai nėra, kad valstybė ten juos palieka ar ten šalančius seniorus būstuose. Mes kaip visuomenė, tada pradedam ar tai renovuoti tos būstus, remti šildymo kompensacijom, statyti kelius, tiesti mokyklas ir panašiai. Tai ta privati nuosavybė turi tokių kažkaip netiesioginių kaštų. Ir
geriausias turbūt pavyzdys to, tai yra ta žema tankio statyba Priemiesčiuose. Tai kitaip vadinama galima lietuviška amerikietiška svajonė. Čia dažnai atlieku tokį pratimą, vasarą sėdu ant dviračio Vilniuje ir bandau kažkaip išvažiuoti iš to miesto. Ir tai kartais tampa tokiu labai ilgų pratimų, nes tu važiuoji ir tos plantacijos, kotedžų, jos tiesiog nesibaigia. Ir tam po kokios valandos gal galiausiai jau ir išėdėti šiek tiek tas tokias žalesnės erdvės, kaip dabar matome. Tai čia iš tikrųjų tie tokie kotedžai arba privatus namai, kurie dabar šiaip labai yra populiarūs ir tikrai jie yra labai arti lietuvio dvasios, nes pasikepti šašlyką savo žemės sklype, tai yra tiesiog konstitucinė teisė kiekvieno lietuvio, kur gink dieve kažkas negali jos atimti. Tai jo, bet tu po to sėdi, virškini tą šašlyką ant to savo šezlongo, guli ir galvoji, tai blemba, aš čia pasensiu iš tam sėdėdamas, ligoninė kažkaip toli. Blemba, gal vaikų irgi turėsiu kažkurio metu, darželio nėra, tai žaidimo aikštelio irgi nelabai kažką. Dar du aš į Vilnių kasdien to žvirkeliu, ten iki centro, iki savo darbo valandą, dulkėja mašina, tikrai kažkaip lievai. Ir susidarius rimtai masiai žmonių, mūsų visuomeniai, kurie gyvena tokiuose būstuose, randas politinis reikalavimas iš jų. Tai, kemon, darykim kažką čia, statykit mums tas ligoninės, darželius, tieskit kelius, viešai transportą. Ir jo, bet bėda tame, kad čia iš tikrųjų ta amerikietiška svajonė yra su ta dedamąja, kad tikrai lietuviai ir mokesčių mokėti nemėgsta. Tai va, sėdi tam kotedže, mokė ant mokestį vieną žemiausių Europoje. Ir, nėra pinigų kažkaip, kad tau tiestų tą plentą, kad galėtum su mašina važinėti iki centro kiekvieną dieną. Ir prastai. Bet vis tiek tie poreikiai yra, ir miestai bando, kaip gali juos išpildyti. Tai iš esmės čia turbūt pirmas pavyzdys, kurį norėčiau paminėti, kad kaip visuomenė mes vis tiek ilgainiui susimokame už tas privačią nuosavybę, kai susidaro tą politinę klasę žmonių, kurie nei mokesčių nori mokėti, bet nori kokybiškai gyventi, iš tikrųjų gyvendami 20 km nuo Vilniaus ar Kauno. Yra ir kitas pavyzdys, tai čia galima jį įvardinti kaip renovacijos vargus, kur iš tikrųjų mes tikrai labai sunkiai renovuojame seną savo būsto fondą. Ir dažnai tarptautinės organizacijos mums beda pirštu, kad mūsų daugiabučiai, ar tai būtų sovietiniai, ar carinės statybos, iš tikrųjų jų kokybė yra apgailėtina, juos tikrai reikia daug renovuoti, daug žmonių patiria energetinį skurdą, tai yra negali šildyti savo būsto Lietuvoje. Ir čia šiek tiek statistikos, kad žemiausiam pajamų kvintilyje, tai čia žemiausias penktadalis pajamų, net trečdalis žmonių nesugeba šildyti savo būstą. Kita vertus, jie turi tą būstą kaip savo privatų. Tai yra tokia kažkokia situacija, iš kurios atrodo nėra išeities. Žmonės gyvena dažnai būstuose, kurie neiššildomi normaliai, jie griūna kartais, yra net neparemontuojami, bet pinigų juos nei šildyt, nei remontuoti jie neturi. Tai čia nebūsim kažkokie galvažodžiai, sakysim, senjoram šaldyt jūs. Tai žinoma, mes kaip visuomenė susimetam šaibų ir remontuojam būstus žmonėm, kurie turi mažai pajamų ir nesugeba išlaikyti savo nuosavybės, jiems mes tos būstus remontuojame. Tai čia aišku yra istorinis toks atsitiktinumas, kurį galbūt mes negalvojam, nebuvo čia kažkoks didysis tai pensininkų sąmokslas, kad taip įvyko, bet tiesiog esam tokiai situacijai ir čia yra tiesiog dar viena iliustracija, kad privati nuosavybė kainuoja, ne visi gali ją išlaikyti, o po to tenka kaip visuomeniai dengti tos kaštus. Tai šiek tiek apie politikos priemonės galbūt vėliau galėsim pakalbėti, kaip šitą situaciją spręs, bet dabar norėčiau pereiti prie kas yra prie tokios rinkos, kur yra privati iš esmės nuosavybė dominuoja, būstas yra kaip dar viena prekė. Tai ji yra ne tik prekė 90% žmonių Lietuvoje, bet ir gera investicija. Tai mes gyvenam toj
NT valdytojų visuomeniai, čia tokia kaip Thatcher svajonė iš tikrųjų buvo, kur jos jai nepavyko įgyvendinti. Ir jo, mes kiekvienas iš tikrųjų, kas turim būstą ir esam tas mažasis investuotojas. Tai kai kainų tempai kaip 2022-2023 pasiekė tenai 20-25% metinę prieaugį, tai nėra taip, kad visi ten kažkaip agonijai sėdi. Tie žmonės, kurie turi privatų būstą, tai jų tas turto vertė auga. Ir kažkaip jam tikrai smagu, daliai tai visuomenės yra. Ir čia galima tada klausti, gal čia ir nėra tas problemas, tai 90% žmonių tiesiog nuo to gauna naudą, kad šitas būsto kainos auga. Problema galbūt yra tame, kad naudingiausia tai vis tiek yra šita situacija žmonėms, kurie ne vieną gali būstą nusipirkti, bet jie yra investuotojai iš esmės. Jie turi didelę perkamą galią, jie nusiperka 2, 3, kartais 10 būstų, jie tokiu būdu iš rinkos išstuminėja kitus pirkėjus, ir su tą savo didesnę perkamąją galėję taip pat dar užsipirkinėja daugiau tų būstų ir kai pasiūla iš esmės yra gana ribota Lietuvoje, mes daug šių būstų nestatom ir nerenovuojam tų senų pastatų, kurių šiaip daug kas tikrai nenori juose gyventi. Tai ir gaunas toks mechanizmas, kad investuotojai gali užkurti tas kainų spirales. Ir jeigu žiūrėtume 2020-uosius, kai čia tie kainų tempai buvo didžiausia, tai mes stebėjom kažkur apie trečdalį visų sandorių, kurie būdavo sudaromi, tai būdavo investiciniai sandoriai. Tai reiškia, kad būstas yra perkamas ne kaip pirmas būstas savo reikmėms, bet tai yra perkamas galbūt nuomai arba kažkokiam kitam investiciniam, gal turto prieaugiui ir panašiai. Tai jo, turim tokią situaciją ir šiaip kai vyrauja ta tokia ideologija būsto nuosavybės, iš politikų, būsto politikos mes reikalaujam tokios, kuri mums irgi leistų nusipirkti būstą, nes gruzas, čia kažkaip gyventam 10%, kurie negali nusipirkti būstą, kažkaip pralaimėtai jaučiamės. Tai ir atsiranda, kaip pagrindinė priemonė, būsto paskolų subsidijos. Tai yra įvairių labai rūšių tų būsto paskolų subsidijų. Galima, pavyzdžiui, GPM mokestinę bazę susimažinti su mokestiniais atskaitimais savo palūkanų mokėjimu. Bet toks turbūt paprasčiausias įrankis, kuris yra ir Lietuvoje, tai yra tiesioginė perlaida namūkiams. Dažnai yra padengiamas pradinis įnašas, kad jie galėtų pasiimti būsto paskolą. Ir kaip tai atrodo ekonomiškai, tai tos priemonės iš esmės valstybė, Sadmas, socialinių reikalų ministerija skiria apie 40-30 milijonų per metus tom priemonėm. Viena šeima ar asmuo gali gauti iki 25 000 pasidengti savo pradinį įnašą arba apmokėti tas būsto paskolų įmokas. Ir ką tai reiškia, kad mes kaip visuomenės turim, kad kažkai daliai žmonių mes padėsim įsigyti privačią nuosavybę. Tai yra tiesioginė kažkokia mūsų kaip mokesčių mokėtojų perlaida tiem žmonėm, kad jie gautų tą privačią nuosavybę. Taip, tai Lenkija yra turbūt avangarde šitos priemonės ir ten šita priemonė populiariausia yra prieš rinkimus. Pravaldybiška vyriausybė, tai 2 metus Lenkijai valdė ir labai mėgo šią priemonę naudoti prieš rinkimus, kaip tiesiog pasikelti šiek tiek savo politinį kapitalą. Ir kadangi kaip Lenkija daug jų labai naudoja, tai ir tyrimai yra padaryti iš tyrėjų, kurie iš esmės atrado 2 šios priemonės trūkumus. Tai pirmas yra trūkumas tai, kad tos paskolų subsidijos keliauja žmonėms, kurie tikrai nėra finansiškai sudėtingiausiai situacijai. Kad tu gautum paskolą iš banko, tai tu negali būti finansiniai iškloji. Bankas tau neduos paskolos, jeigu tu neturi kažkokių pajamų užtikrintų, šiek tiek santaupų, tai būsto tos paskolų subsidijos, kaip taisyklė, keliauja jau mažiau reikmingesniem bankų klientam, tai dažniausiai yra žemesnioji, tai vidurinioji klasė. Ir jie gauna dažniausiai būsto paskolų subsidijas. Ką dar, koks yra kitas trūkumas šitų paskolų subsidijų, tai kad jos dažnai pakursto kainų augimą.
vietoj to, kad padaro būstą įperkamesnį. Tai jeigu mes turime kažką būsto rinką su stabilia gana pasiūla vidutiniu laikotarpiu, tai jeigu įlieja į tą būsto rinką kredito ir daugiau žmonių gali nusipirkti būstą, pasiūlos kažkaip nedaugėja momentiškai, tai yra toksai mechanizmas užsikurt būsto kainų augimui. Tai iš esmės yra šitos būsto paskolų subsidijos ir nelabai teisingos, nes pažeidžiamiausiai jos dažniausiai nepasiekia. Ir jos taip pat būsto įperkamumą ne tik pagerina, bet dažnai ir pablogina. Negana to, jos yra tikrai brangios priemonės. Ir 2 metus jos pabūna prieš rinkimus, išrinktieji, tie, kurie spėja tą ciklą, susiperka tos būstus, ir po to yra pareiškama, kad šį programai pinigų nebeliko, kadangi buvo kažkaip labai populiari. Ir tada kokius 3 metus nebėra jau to būsto paramos jokių priemonių. Tai norėčiau dabar apie kažką geresnę alternatyvą, kaip aš regėčiau, ką galėtų daryti valstybė. Tai vietoj to, kad mes darytume tokią perlaidą, kažkaip per būsto paskolų subsidijas namų ūkiams, mes daug geriau, kad steigtume kažkokį fondą, kuris galėtų vystyti municipalinio būsto fondą. Tai nebūtinai turėtų būti nauji pastatai. Pavyzdžiui, Lietuvoje galbūt racionaliausia iš tikrųjų būtų išpirkinėti senus būsto blokus turbūt iš gyventojų, kurie nesugeba renovuoti, neturi tam lėšų. Ir renovavus tą būstą valstybei kažkaip paduoti tą nuomos rinką kaip municipalinę, galbūt socialinio būsto nuomą. Kodėl man šitą priemonę patinka? Nes šiaip būstas yra brangus dalykas, būsto paramos priemonės jos yra brangios. Jeigu valstybė negarantuoja savo kažkokios grąžos, tai per tą, pavyzdžiui, nuomos principą, municipalinės socialinės nuomos, tai labai tikėtina, kad tos priemonės jos bus nerentabilios. Tai, kad jos būtų kažkokios tokios ilgalaikės, labiau tvarios, tai jom tiesiog valstybei reikalinga šiokia tokia grąža iš tų investicijų, kad jį, pavyzdžiui, pagerina kažkokio būsto kokybę, renovavimas ir panašiai. Kalbant apie privačią nuomos rinką, tai ji Lietuvoje tikrai turėtų būti skaidresnė ir yra dalykų, kur galima būtų savireguliuoti geriau. Skaidrumas tai yra viena pagrindinių problemų, nes iš esmės, kai tu neturi skaidrios nuomos sutarties, tai daug turi labai galios tas nuomotojas. Iš tikrųjų, kai neturi kaip teisiškai apsiginti dėl to legalios sutarties trūkumo, tave gali bet kada ten išmobinti, išprašyti vairiom priemonėm tas nuomotojas. Tai, nežinau, čia pavyzdžiui, galbūt reikalingas ir didesnis šiek tiek nuomininkų sąmoningumas, bet matyčiau čia pavyzdžiui ir erdvės profesiniam sąjungom, galbūt turėti teisininkų, kurie galėtų konsultuoti savo narius su nuomos klausimais, kai jie pasirašo tas nuomos sutartis, nes aš taip pats irgi dažnai tas nuomos sutartyse tikrai nesigaudau, tai labai turbūt gera erdvė, kur reikėtų gal teisinių konsultacijų daugeliui darbuotojų. Yra ir, pavyzdžiui, gerų tokių morkos principų, kurie taikyti yra, ne kai yra tiesiog baudžiama, bet skatinama išskaidrinti tas nuomos sutartis, tos nuomotojus, tai verslo liudijimai turbūt buvo galbūt tokia geras žingsnis pirmas į priekį, kai savivaldybės paskutiniais metais pabandė paeksperimentuoti, iš esmės pasiūlyti nuomotojams antrą būdą, kaip susimokėti savo už pajamas mokesčius, kurios gauna iš nuomos. Tai iš esmės galima mokėti GPM-ą, tokio flat rate, ir galima mokėti verslo vienkartinį liudijimą savivaldybei. Savivaldybės dažnai tas verslo liudijimus padarė pigesnius nei GPM tarifas, ir tada šiek tiek populiarėjo tas nuomos sutarčių išskaidrinimas. Kai išskaidrini tą sutartį, tai tada jau kaip ir turi tą, jau prigriebęs skaidrų nuomininką, jau gali kažkaip ir pabandyti sugrąžinti prie to GPM tarifą. Tai iš esmės čia yra geras būdas. VMI, kiek žinau, valstybinė mokesčių inspekcija, jie irgi dabar ieško būdų, kaip jau ir baudimo principų šiek tiek disciplinuoti tas neskaidrias sutartis. Tai yra iš tikrųjų duomenų, kurios, pavyzdžiui, galima stebėti, kad pastatai, kuriuose nėra registruotų gyventojų, juose vis tiek eina komunalinės ten sąskaitos. Tai jeigu tu aptinki tokį būstą, kuriame už elektrą eina sąskaitos šildymą, bet jame tarsi nieko nėra registruota, jis tipo legaliai tuščias, tai galiu kaip VMI inspektorius varyti, patikrinti tokį būstą ir prigriebti tą nuomos sutartį nelegalią.
Jo, tai kitas dar galbūt mechanizmas, ką reikėtų daryti, tai dažnai privačioj nuomos rinkoje, tai žmonėm tas nežinomybės jausmas, ar čia man tą pratęs sutartį, ar ne, yra pagrindinis turbūt toksai atbaidytojas. Tai kažkokie irgi mechanizmai, kurie skatintų ilgalaikės labiau nuomos sutartis, tai irgi būtų geras dalykas. Ir tai galime irgi daryti per kažkokias smulkesnės lengvatas, bet čia tikrai reikėtų galbūt pagalvoti dėl dizaino ir aš kažkaip atsakymą neturiu. Jo, ir jeigu čia taip einant į pabaigą, tai svarbiausia būsto politikos priemonė, šiaip ką aš norėčiau akcentuoti, yra vis tiek pasiūlos skatinimas. Tai gali daryti ir privatus sektorius, čia esmės, kad mes kažkaip skatintume statyti daugiau vystytojus, bet ir pati valstybė tam turi sverto. Ir, pavyzdžiui, Nacionalinė žemės tarnyba šiais metais perleido valstybinės žemės sklypų valdymas savivaldybėms ir ką gali daryti savivaldybės nuo šių metų. Jos, pavyzdžiui, gali lengvatiškai nuomoti ar parduoti valstybinės žemės sklypus vystytojams su ta sąlyga, kad jie vystytų ten, pavyzdžiui, socialinį municipalinį būstą. Ir čia toks nėra faktas empiriškai ištirtas, bet vystytojai teigia, kad iki 10% projektinių kaštų sudaro žemės pirkimo ir nuomos tie kaštai, tai, tarkim, atėmus tos kaštus iš kokio projekto, teoriškai mes galėtume paskatinti po tokio socialinio municipalinio fondo statybą. Ir, pavyzdžiui, Latvija jau neseniai eksperimentavo su tokiu būdu, tai Valmieroje Latvija yra tokiu būdu išvystytų būstų, kur pavyko žemesnį rinkos kainą galiausiai išnuomotus išvystytus būstus. Tai va, iš esmės pasiūla yra svarbiausias dalykas ir šiaip pabaigai, tiesiog noriu pasakyti, kad būstų įperkamumas Lietuvoje prastėjo, kažkiek dabar jis atsigauna, bet ne visiems tas įperkamumas būstų yra apskritai aktualus. Kai kurie mes tikrai negalėsim galbūt net įsigyti, jeigu gyvenam didmiestyje tų būstų ir dėl to galvokim, kaip mes galėtume gerinti būsto prieinamumą, ne tik įperkamumą. Tai va, trumpai tiek. Galbūt tada apie politiką daugiau išsiplėsim vėliau. Patinka? Pasidalink su draugu ir kaimynė. Sek šį naują YouTube kanalą, paspausk varpelį, pamatyk daugiau dalykų. Ačiū Daumantui, manau, gerai pirminį kontekstą nušvietė ir čia bus gera gija jau turbūt atvirai diskusijai, kiek ta privati būsto nuosavybė yra siekiamybė. O dabar noriu žodį perduoti Tadui ir galbūt pažvelgti į būsto prieinamumo problemą iš sociologinės, miesto kultūros tyrimų perspektyvos, galbūt kokių problemų sukelia ta stoka dabartinės būsto politikos, ar toks jos pobūdis, koks jos yra, ką tai mieste užprogramuoja. Dėkui. Aš tai anksti kėliau šiandien, tai žodžiu, labai abstrakčiai mąstau. Čia buvo žiauriai. Visos problemos išspręstas, pasiūlytas. Galima būtų ir skirstytis, bet sakė, kad kaip čia politiškai pasiekti, ne? Kaip ir sprendiniai labai profesionaliai pasiūlyti, bet kodėl taip nevyksta. Tai kadangi anksti kėliau, žodžiu, ir padrikos mintis, tai, aš tokiu galvoju, bent jau savo, galbūt ir jum tokio vaizduotės pratimus padaryti. Ir tokios 3 gijos gali būti nelabai aiškios, bet pabandysiu pasakyti, kur man kamuoja tie klausimai, kai tyrinėjau būsto praktikas. Vienas dalykas, kai pasakom būstas, tai įsivaizduojam kažką tokio, toks su šlaitiniu stogu, pirma vaizduoti. Aš siūliau galvoti, kad tai ne būstas iš tikrųjų. Ne pagrindinis dalykas. Žemė po būstų yra pagrindinis dalykas. Tai va, tai čia toks išmušantis dalykas. Gal ta žemė, vieta, lokacija vadinasi. Location, amerikonai sako, yra pagrindinis dalykas. O žemė yra toks keistas resursas. Nepasigaminsi tu jos ten daugiau, ne ten tokia, kokia yra, tokia ir yra. Ten, kur yra, ten ir yra. Bet ir toks įdomus resursas, nepavoks šitą žemės, čia toks stabilus resursas, labai stabilus žemė man kojus, man žemė stovi.
Ir šiaip visas tas mūsų kapitalizmas, kokią čia rūšį dar mes beturėtume Lietuvoje, labai ant to žemės nuosavybės pastatytas. Kodėl jis pastatytas? Žodžiu, čia jau tikrai susitarimo, žodžiu, reikalas ar žemė. Aš galiu pasakyti, man priklauso šitas sklypas. Ateis kas nors sakys, ne, čia tau tada nepriklauso, čia man. Toks labai, mobiliakas kišeniai, tai tikrai yra mano, žodžiu, atimk iš manęs. O sklypas, tai čia atsiranda tokie santykiai su gale visada. Nu, kas čia pasakys jau tas stipresnis už tos du susiginčiusius. Kieno čia žemė, mano šeimoje buvo tokių ginčių ten, žodžiu, močiutės visos ginčiasi iki ir mirė besiginčydamas. Nu, tai čia yra galios klausimai, ne, čia tikrai yra, tas būstas, žodžiu, stovi ant to žemės, kuris įpainiotas į tos galios klausimus. Ir kai, žodžiu, ta žemė yra mieste, kur labai gražiai papasakojau, infrastruktūra, socialinė ir fizinė ir visokia, simbolinė galia, žodžiu, paveldas, prasmės, vibrant gyvenimas, čia irgi gali būti vibrant gyvenimas, bet ten daug žmonių, ne, tankis, anonimiškumas, gyvenimas mieste visai kitoks, ne, tai ten ta žemė, kaip žinom, brangiai. Tai bet kalbant apie šitą dalyką, kas čia gaunasi, kaip tas būstas, žodžiu, tampa preke ir preke tampa žemė būstų. Aš bent jau labai ilgai negalvojau šitai būstas, šitas daiktas, žodžiu. Tai ta žemė, žodžiu, labai svarbi šiaip kapitalizmo funkcionavimui, nes pagalvokim, kas vyksta, kol pastatomas namas, čia perkūnkiemis ar kažkoks ten paupys, 10 metų gali tas projektas užtrukti, ne iki sklypo įsigijimo, už ten suplanavimo. Tai kas čia tos 10 metų, ar geriausiu atveju 3 metus, kas čia tas ekonomiškai tas daiktas? Aš pasiūlysiu, kad tokia mintį, kad ten nėra namai, taip kas yra pastatyta. Ten nėra pagrindinė funkcija. Tie paupio namai, pavyzdžiui, arba ten perkūnkiemio namai. Ten nėra namai. Ten yra vieta palaikyti pinigus. Žodžiu, nes su kapitalizmu yra tokia problema, žodžiu, tu ten gauni tą pelną kaip kapitalistas, žodžiu, čia jau taip marksistiškai žiūrint. Ir ką su juo daryti, su tą pelną, nes jau ten, žodžiu, įkišai savo tą tiesioginį verslą, kiek gali, kiši, ten nieks nebeišeina, jau neišbyra daugiau vertės. Ir žinai, kad krizė bus, vis laik būna krizės. Aš pasitikslinu su ekonomistais. Ekonomistai sako, čia cikliška viskas, būna krizės, tai reikia kažkur įkišti. Tai įkiši žemę, tai bus ta žemė liks, žodžiu, ir tas namas kaip toks molio gabalas, žodžiu, toks tęsinys, žodžiu. Betonas kaip vieta palaikyti pinigus, žodžiu. Tai tokia pirma vaizduotės pratimas, radikalesnė idėja, kad žodžiu, tie namai yra iš tikrųjų ne namai, o yra tiesiog laikinos tokios kapitalo saugyklos. Jeigu ten ne namai, tai kaip mes ten gyvensime, tai kyla tada toks kokybės klausimas. Ir aš sakyčiau, labai svarbu Lietuvoje, kalbant apie prieinamumą, apie įperkamumą, kalbėti ir apie kokybę. Nes, jeigu ten demografinė situacija pas mus tokia, kad mažėjam, traukiamės, žodžiu, tai tuščios vietos turėtų būti. Tokia faina yra grafiti Vilnius full of space. Full of space, žodžiu, galim gyventi visur. Ir iš tikrųjų full of space. Tai, žodžiu, klausimas, žodžiu, kam tas space priklauso. Ir kitas dalykas, jeigu ten randi tą space, kokia ta kokybė. Ar ten pelėsis, ar ten, žodžiu, šilta, šalta, karšta. Ar ten tavo, mano tas vidinis jausmas, kaip ten jaučiasi, žodžiu. Ar aš ten galiu pakeisti tą kokybę, ar tai pakankamai, žodžiu, ploto, kad galėčiau susilaukti vaikų jiems, žodžiu, duoti gyvenimo komfortą reikalingą. Energetinis efektyvumas, mes nuo to pradedam galvoti, bet gal netgi tuo galima pabaigti, bet tai irgi svarbu. Ir šiaip apie kažkokias svajonę, gyvenimo standartą. Ir pas mus tas modernistinio būsto didžioji fondo dalis netitiktų šiuolaikinių standartų. Tai
jis yra pakankamai nudėvėtas ir neįgalėsim prieigos nėra, žodžiu, keičiasi standartai, svajonės, įsivaizdavimas standartizuotas, visuomenė pakeitė. Ten jau nebetinkamas būstas, ten jau sovietinis. Žodžiu. Tai va, ta kokybė yra svarbi. Apkalbant apie renovacijos dalykus, didysis vaizduotės įstrigimas ir politikos įstrigimas, kad tai yra apšildymas. Ne, iš tikrųjų turi keist kokybę, nes priešingų atveju tą svajonę žmonės išvažiuos į priemiesčius statyti ir labai gražiai išpasakojo kolega, kokie socialiniai kaštai suburbanizacijos. Yra dideli socialiniai kaštai, tai brangu, tai neekologiška, bet taip, to prasme, šašlyko kepimas kaip konstitucinė teisė, tai yra svarbi vaizduotės dalis. Tai galbūt kaip nors kitaip tą vaizduotę galima, žodžiu, sukurti galimybę. Tai va, trečias dalykas, apie ką siūlau galvoti, apie veiksnumą. Kiek mes tą galim tokio moderniam kapitalizme pajusta, žodžiu, statymo džiaugsmą, žodžiu, namų kūrimo džiaugsmą. Ir kaip aš tyrinėjau būsto praktikas, tai labai svarbu. Tai vienas iš kertinių tokių ritualų namų kūrime, geroviai, kad tu supranti, kad tu turi, šiaip neturi kontrolės gyvenime iš viso, bet namuose aš noriu oranžinės tos spalvos. Ir man nieks ten nepasakys, kad nuomotis, kad ne, man nepatinka. Toks paprasti tie ritualai labai, prisitaikymas tos erdvės, žodžiu, būstas kaip imprint, toks gipsinis atspaudas socialinio tavęs, tas yra labai svarbu gyvenimo kokybei. Tai aš kartais pastebiu žmonės benamius, kur ten šalyse, kur gatvėje daugiau žmonės gali miegoti, ir ten ateina vakaras ir ten su tom, žodžiu, kartono dėžėm kažkaip ten ruošiamasi, žodžiu, daroma. Tai housing anglų kalboje yra dar ir veiksmažodis, kad tu darai, namuoji ar būstinė. Tai kiek mes galim būstinti, žodžiu, ir kiek tai svarbu gyvenimo kokybė ir šiaip raiškai kultūrinė visuomenės. Tai aš irgi siūlyčiau, žodžiu, apie tai galvoti, kalbojant apie galimus politikos sprendinius. Ką čia prikalbėjau labai daug, tai nekalbėsiu. Truputį. Aš tiek norėjau, 3 mintis tokias. Ačiū Tadai. Ir jau matau, kur galės tolimesnę diskusiją vesti, nes mes ir su Daumantu esame diskutavę apie tą jo viziją, kad, pavyzdžiui, vieniši pensininkai, kurie turi galbūt 4 ar 3 kambarių butus, galėtų juos parduoti, keltis į mažesnį, kažkaip kooperuotis. Ir čia turbūt daug tokių socialinių, kultūrinių susikirtimų šioje temoje yra. O dabar gal metas grįžti vėl prie konkretybių, tokių labiau. Ir prašysiu Gyti paliesti gal tos urbanistinius klausimus, kaip mūsų miesto audinį paveikia būtent ta dabartinė politika, arba gal taip per pavyzdį, kaip atsiranda dabartinis Perkūnkiemis ir panašus rajonai. Kodėl jie taip ištinka pas mus? Jo, tai ačiū padariusiems labai plačią įžangą, kur yra labai persidengęs su to, ką aš norėjau pasakyti. Ir buvo paliesta ta priemiesčių problema urbanistinė drėka lietuviškai, arba suburbanizacija, jeigu naudot tokį anglizmą. Tai jo, aš sakyčiau, kad per tą priemiesčių plėtrą buvo tam tikrą prasme išspręsti būsto įperkamumo klausimai, bet kaip ir buvo paminėta su didžiuliais socialiniais kaštais. Va dabar praslinko audra ir kiek ten gyventojų neturėjo elektros tiesiog. Tai aš manyčiau, kad tai, ta prasme, visą tai labai reprodukuoja tam tikrą ideologiją, kurią, kaip Lietuvoje yra kalbama apie būstą, viskas kalbama taip apie būstą absoliučiai negalvojant tai apie kaip prieglobstį, apie žmogaus teisę turėti gyvenamą vietą. Viskas kalbama apie tokią homo economicus racionalią kažkokią perspektyvą, kur ten ekonomistai sako,
ilgalaikis būsto kainų mažėjimas yra tam tikras problematiškas veiksnys. Kaip pagalvoju, kodėl taip jie šneka ir iš kokių prielaidų jie ateina į tai. Tai gal čia šiek tiek ne apie konkrečią urbanistiką, bet tokia mintis, kurią aš norėjau perteikti, tai kad jo, būstas matomas per tą rinkos perspektyvą ir tai yra tarsi vat, žaidimas, kaip ir prekiaujant bet kokią kitą, kaip sakyti, to esatų turto vienetų, bet visgi nei ta rinka veikia taip pat kaip, nežinau, auksas ar ten koks nors duona ar pienas ar varškė, bet jo, ir ta rinka yra savotiškai kuriama tiek statančių dalyvių, tiek perkančių dalyvių. Tai vat, čia kas buvo liesta pasiūlos ir paklausos klausimas. Tai iš tiesų su ta pasiūla yra taip, kad vystytojai gali pasirinkti nestatyti būsto, nes kam statyti. Ir nebus tiek vystytojų, kad jie pristatys tiek būsto, kad ta būsto kaina kris. Tai taip tikrai nebus. O ir žmonės įsigyja būstą, jie tikrai nenorės prarasti to turto vertės. Tai yra toksai užprogramuotas būsto kainų kilimas, lūkesčiai ir tada, jeigu būsto kaina skrenta, tai taip ir gaunasi, kad tai yra nemalonus reiškinys. Nežinau kam, investuotojams turbūt. Tai jo, kas liečia tą urbanistinį paveikslą, tai jo, aš pasižymėjau 2 tokias prielaidas ir tas skaičius 90 pasikartoja, tai 90% lietuvių gyvena nuosavame būste ir berods 90% kelionių yra atliekamos automobiliu. Tai Lietuva yra tarp ES ir EBPO šalių viena su bene didžiausių automobilizacijos rodiklių ir būsto nuosavybės. Aš gal papanuočiau Daumantui, kuris paminėjo, kad Lietuva minima kaip geras pavyzdys būsto politikos, toksai siekiamybė, tai man atrodo labai ne, nes iš tiesų, kai aš atvažiavau mokytis į Vokietiją, tai keletą savaičių užtruko tiesiog persiprogramuoti tą mąstymą, kad socialinis būstas yra tiesiog gali būti prieinamas kiekvienam ir istoriškai būdavo siūlomas plačiai visuomenės dalį. O aš galvojau, ne, tai čia ten žmonės su negale, ten vieniši pensininkai. Tai tas irgi yra vienas iš tų tokių dalykų, kad, kai socialinio būsto yra 3% Lietuvoje, tai taip ir atitinkamai ir galvoju. Jo, tai kas galbūt liečia urbanistiką, tai tas priemiesčių dėka iš esmės ir nutiko kaip toksai vystymasis pagal rinkos principus ir rinka vystosi tol, kol nereguliuoja valstybė. Tai teritorijų planavime dėja valstybė irgi nelabai sureguliavo, nes tie priemiesčiai, kurie išsivystė aplink Vilnių, tai iš dalies netgi tai buvo kaip ir numatyta ir netgi tokia siekiamybė, nes jeigu jūs atsiverstumėt bendrąjį planą, tai ir Vilniaus teritorija, tai ten viskas, kas yra viduj Vilnių ir kas nėra miškas, yra numatyta kaip konversija. Bet čia toks žodis, kur savaime nutiks. Tai nenutiks savaime, tai yra sudaromas prielaidas tam, kad bus užstatoma. Ir aš sakyčiau, kad kitose valstybėse, vakarų Europoje, bet ir vidurio Europos valstybėse tiesiog nėra tokio galbūt lygio, kad leidžiama statyti namus bet kur ir yra kažkiek tas urbanistinis mąstymas, kad reikia centruoti, reikia vystyti gyvenvietės labiau, nes vis tiek tie socialiniai kaštai, infrastruktūra, mokyklos, keliai, viešasis transportas, jie atsiliepia. Ir, nežinau, tie, kas gyvena toliau nuo miesto, tai be automobilio labai sunkiai. Bet tai yra problemas, kurias po to sprendžia, sakant, miesto urbanistai, miesto planuotojai. Tai kaip ir viena rankas
siekiama išspręsti, lygtais norima užtikrinti tą kokybę gyventojams, kita prasme tiesiog tas karavanas eina ir tie priemiesčiai plečiasi. Tai kaip čia, nenoriu sakyti, kad valstybė čia gali viską sukontroliuoti, ne tokia yra socioekonominė politinė santvarka, bet kažkaip šiek tiek paradoksalu, man atrodo. O jeigu grįžtant prie to Perkūnkiemio, tai tai čia buvo toksai pavyzdys, kur buvo stengiamas įkišti labai daug kvadratų į labai mažai ploto. Bet man kažkaip labai keista, kad žmonės kalba apie Perkūnkiemį, kad čia yra, oh my god, getas, bet dabar statomi namai, tai jie, čia aišku nebus teiginys, kuris ten, kaip kirviu nukirtai ir pasakė, bet vis tiek tos pačios prielaidos, kad stengiamasi labai daug kvadratų sustatyti į labai mažą plotą ir visus tos sklypus. Dar kas pastebima, kad tie sklypai yra aptveriami, tai labai daug statybų vyksta Vilniuje šiuo metu buvusiuose gamyklinėse teritorijose, kur yra dideli sklypai ir tiesiog mes paėmame didelį sklypą ir jį aptveriame ir tai išeina kaip tam tikra, vos ne gated community, galime sakyti, tai užtvenktos gyvenvietės, kas yra toksai Šiaurės Amerikos ir Pietų Amerikos fenomenas, kur tiesiog yra privati gyvenvietė ir joks pašalinis žmogus negali ten įeiti. Tai lyginant su sovietmečio laikų urbanistika, tai yra absoliutus kontrastas ir labai daug tos diskusijos yra, kad štai sovietmečio pastatai ten buvo kažkokioj autoritariniai visuomeniai, kur ten nėra jokio privatumo, viskas turi būti vieša. Tai dabar einama kažkaip labai atvirkščiai ir koncentruojamas į kažkokius tokius mažus taškelius konkrečius ten viešosios erdvės, o didžios teritorijos yra aptariamas, tai manau, tai turi įtaką ir tam tikrai socializacijai tam žmonių. Aš kaip vaikas užaugęs Žirmūnuose, aš tikrai galėjau bėgioti visur ir ten tyrinėti kitus namus, panašiai, o dabar tu realiai kaip vaikas esi aptvarėlyje ir ten net nelabai sutiksi vaikų iš kitų namų. Tai čia toks pavyzdys, kaip ta tokia socioekonominis pagrindas po to virsta į materiją ir kaip tai daro įtaką, taip sakant, žmonių socializacijai. Tai nežinau. Ačiū, Kiti. Ir galime turbūt pradėti antrą turą, kuris turėtų būti šiek tiek trumpesnis, kad liktų laiko ir publikos klausimam. Manau, čia daug įdomių diskusijų gali kilti. Tai galbūt vėl duosiu žodį Daumantui, kad pabaigtum tas savo būsto politikos priemonės ir turbūt kaip vieną iš jų papasakotum plačiau apie tą municipalinę būsto modelį, nes jis toks kaip dažniausiai minimas bent jau Lietuvoje kaip kažkokia alternatyva, bet taip žvelgiant atrodo, kad nei pro kur nepriartėjom prie jo įgyvendinimo ir kaip to pačiam atrodo, kodėl jis kol kas sunkiai įsivaizduojamas Lietuvoje, kokios didžiausios kliūtis tam yra. Tai dėl būsto politikos, tai turbūt kelias kryptis išskirčiau, tai viena yra reguliacinė, kita grynai ta finansinė, kaip mes gal finansuojam būsto politiką ir tai reguliacinės pradedant, tai aš manau, gal šiek tiek irgi kertasi mūsų mintą su Gyčiu, kad nebūtinai aš matau tą didelio aukštingumo statybą kaip kažkokią bėdą. Ji gali būti ir kokybiška, gali ir tikrai sutaupyti vietos žaliosios erdvėms. Tai, manau, šiaip mūsų miestų bendrieji planai, kurie toleravo ilgą laiką tą tikrai žemą tanką statybą suburbiai priemiesčiuose, tai tikrai nepasitarnavo mum. Ir manau, kad galbūt būtų visai geras sakymas pavyzdys, kaip Švedijai, man rodos, Stokholme yra tokia bendrojo plano taisyklė, kur iš esmės yra išzonavimas miesto
ir kol nėra apstatoma tam tikra zona aplink kažkokią miesto erdvę, tol negalima vystyti plačiai pastatų kitoje zonoje. Tai iš esmės taip skatinamas tankesnis miestas. Tankesnis miestas, tai ką jis mums leidžia daryti, tai jis tiesiog leidžia mums viešai transportą, pavyzdžiui, geresnį padaryti, kuris yra rentabilus. Kai mes nematom Lietuvos miestuose dažnų autobusų ar troleibusų tvarkaraščių, tai mes, tiesiog čia yra priežastis to, kad tiesiog yra nerentabilu daryti tas aukšto dažnio tvarkaraščius, kai tikrai žmonių srautai nesusidaro. Taip pat ir tos linijos turi būti labai ilgos ir išsidriekusios į priemiesčius. Tai aukštas tankis, kai jis padaromas gerai, tai tikrai nėra turbūt didelė problema ir manyčiau, kad mūsų miestų bendrėjai planai irgi turėtų apsvarstyti, kaip riboti tą žemo tankio statybą šiaip priemiesčiuose. Iš finansinės pusės, tai aš čia tiesiog kaip šiek tiek kartosiuosi, kad manau, kad turėtume atsitraukti nuo būsto paskolų subsidijų kaip priemonės finansuoti, nes aš nelabai suprantu to, man tiesiog, kaip ir sakiau, nei teisinga, nei efektyvu atrodo kažkam pirkti nuosavybę, kai yra kitų priemonių, kurios yra galbūt tvaresnės, bet, praktikoje mes to nematome. Kodėl nematome? Nes, iš tikrųjų ir brangu, reikia ir kompetencijų gerų vadybinių valstybiniam sektoriui sutelkti. Dažnai atlyginimai neleidžia prisitraukti tų gerų vadybininkų. Yra ir šiaip korupcinė, politinė rizika visą laiką dėl municipalinio būsto. Lietuvoje čia tikrai faktas, kad šiaip yra labai daug gerųjų praktikų, kaip viešai turtą galima išprivatizuoti arba kažkaip kitaip su juo blogai elgtis. Tai tiesiog dažnai ir nusveria tiesiog politinėse diskusijose tie argumentai, kad palikime privačiam sektoriui spręsti tą būsto prieinamumo problemą ir net nebandykime čia to municipalinio fondo vystyti, nes per daug yra rizikų. Bet manau, kad tiesiog tą reikia pradėti bandyti daryti. Ir aš kiek žinau, yra žmonių, kurie bent jau Vilniaus miesto būstą, tai yra įstaiga savivaldybės, kur jie kažkaip yra pasiryžęs visai to siekti. Tai iš esmės, ką reikėtų finansiškai daryti, tai tas priemonės valstybės kreipti labiau į pasiūlos plėtimą, o ne paklausos skatinimą, kaip dažniausiai vyksta, kai mes remiam būsto paskolų subsidijas. Ir, nežinau, galėčiau dar šiek tiek apie renovaciją ir turbūt tą situaciją, kad iš tikrųjų yra gan tokia liūdna statistika, kad šiaip nemažai yra vienišų pensininkų, seniorų, kurie gyvena Lietuvoje. Tai yra vienas didžiausių lygių visoje Europos Sąjungai, kad 40% seniorų gyvena vienišam namų ūkyje. Ir tai dažnai jie gyvena kažkokiam didmiestyje, kuris galbūt yra 2-3 kambarių butas, jo nei šildyti, nei renovuoti dažnai nebepavyksta jau vienišam žmogui. Tai čia yra irgi, kur kertasi labai socialinės kažkokios normos ir kultūrinės tradicijos ir toks susisaistymas su privačia nuosavybė iki pat mirties. Ir tas ekonominio efektyvumo argumentas, kad iš tikrųjų būsto fondo Lietuvoje šiaip netrūksta, tiesiog jisai labai yra taip neefektyviai pasiskirstas, kad iš esmės galbūt tokios priemonės ar valstybės programos, kurios skatintų skurstančius pensininkus, dažniausiai pensininkės, kažkaip burtis, kartu gyventi, pardavus vieną kitą būstą, bent jau išnuomavus, tai iš tikrųjų generuotų ir pajamų kažkokius srautą, arba tiesiog pardavus sutelktų tokią kažkokią turtinę pagalbą. Bet, tiesiog čia yra toks kultūrinis dalykas, kur labai atrodo sunku būtų kažkaip be tokios plačios pasitikėjimo užsitarnaujančios programos kažkaip įvykdyti. Nes, pavyzdžiui, kad tu pakelis ant mokestį ir apmokestinsi ten pensininkas kažkokį būstą, tai dėl to neparduos to būsto. Jie iš esmės tikriausiai valgys tik tai gal košę, vietoj to, kad parduotų savo būstą. Tai čia reikėtų tokių kažkokių tikrai kompleksinių priemonių, kaip tą bandyti spręsti. Tai su ta renovacija taip jau yra ir čia siejasi renovacija su municipaliniu būstu. Tai kad fondo šiaip kaip ir užtenka, nes Lietuvoje demografinės tendencijos yra tikrai liūdnos
Ir augantis miestas yra Vilnius, bet vis tiek būsto fondo jame kaip ir užtektų, jeigu jis būtų kažkaip taip efektyviau perskirstytas. Tai jeigu tam kažkaip municipalinio būsto fondą kauptume išpirkinėdami tokį būstą, kurio nepavyksta renovuoti, jį remontuotume ir tada nuomotume galbūt jaunoms šeimoms, jauniems asmenims, tai būtų viena iš priemonių, kaip tą municipalinio būsto fondą kaupti, nebūtinai per statybą. Kas statyba yra jau toks dar sudėtingesnis turbūt projektas, kur tikrai daug skepsio tiek ir iš politikų yra, tiek ir valstybės sektorių kompetencijų galbūt tikrai sunku sukaupti. Tada gal toliau Tadui klausimas, palėtėm municipalinį būstą, bet dar yra kita forma kaip kooperatinis būstas. Galbūt apie jį būtų galima kažkaip plačiau pakalbėti ir ar tos praktikos Lietuvoje būtų aktualios, įmanomos. Ir gal tada tą tokį sąveiką paliesti to mūsų prisirišimo prie privataus būsto, noro įsijaukinti, susikurti namus ir tų visų kitų alternatyvų, kurių reiktų kalbėti apie kažkokią komunalinę nuosavybę ir visai kitas formas, kaip čia tą sąveiką įveikti. Jo, tai aš tai prisipažinsiu čia taip entuziastas, žodžiu, toksai nepraktinis entuziastas to, kaip jūs pavadinat, kooperatinio būsto, nes visi ten bendruomeninis būstas, ten koks nors ten dar kokį fancy, labiau pavadinimą. Mintis tokia, kad būsimi kaimynai, žodžiu, sukuria kooperatyvą, kokia ten teisinė forma pabūtų ir pasistato savo daugiabutį. Žodžiu, tokia mintis ir yra įgavus kūną, žodžiu, nemažai Europos šalių. Ir ką aš noriu pasakyti, kodėl aš entuziastas, aš norėčiau name gyventi. Ir jeigu kas norit į kooperatyvą kviečiu, žodžiu, yra pora norinčių. Labai gerą namą pastatysim, geriausia. Joks vystytojas jums nepasiūlys tokias prekės, tai mūsų juokauju. Bet jinai neišspręs problemų makro, nes makro problemas, pasakyta, ką reikia daryti, labai aiškus sprendiniai, jie yra labai brangus, tai reikia didinti mokesčius Lietuvoje, kuo greičiau, kad būtų mokestinių pajamų iš ko tą daryti, ypač savivaldybėm, nes kokybiškai tą padaryti gali tik savivaldybės. Čia tokia grand, žodžiu, politinio biurokrato žvilgsnis, čia dabar statysim. Tai sovietmečiu tai buvo statoma ir buvo kartais ir neblogų dalykų pastatyti tokiu būdu. Bet šiaip tai taip nesistato dalykai. Demokratiniai valstybei tai kas svarbu, įvykis, groundbreaking. Savivalda po 30 mečių nepriklausomybės gauna valstybinę žemę. Tai kaip tas, žodžiu, yra graffiti Vilnius full of space, ne? Tai iš tikrųjų, tikrai full of space, bet didžioji tos space dalis buvo valstybinė žemė, kur 30 mečius nebuvo valdoma. Ką Gytis pasakė, tos nesąmonės visos, nes savivalda negalėjo iš tikrųjų valdyti žemės, valstybinės labai mažai jo disponavo ir dėl ko atsirado, priėjom prie to taško, kai ten, kur buvo privatizuoti sklypai, ar ten kažkam grąžinti sklypai, ten jau užstatyti. Visi tai sako, nėra kur statyti. Šiaip tai yra kur statyti, ta prasme, nėra sklypų. Tai čia yra toks istorinis momentas ir tokių kaip vaizduotę lavinanti, žodžiu, išlaisvinanti alternatyva būtų tas kooperatinis būstas, savivalda, kur šiaip bėda mūsų ta savivalda apskritai neleidžia jai mokesčius susirinkti daug, tai galėtų disponuodama tų sklypai savo žemę bandyti kažkokiu užprogramuoti statymui tikslus. Ar tai ten super architektūrinė kokybė, ar ten hiper energetiškai visai kitaip žalias namas. Tai ir Vokietijoje ir dar keliose šalyse tokiu būdu yra vystama, kad tie kooperatyvai, būsimų kaimynų kooperatyvai gali statytis. Ir galima labai įdomių dalykų pastatyti, kurie nėra įmanomi rinkos sąlygų. Tai tiesiog socialinės infrastruktūros, prasme, kad ten galima užprogramuoti socialinių tikslų, gali savivaldybė dalyvauti kaip
papildomas dalininkas kooperatyvo ir turėti, žodžiu, kažkokį labai specifinį socialinį būstą, su Vilniaus būstu kalbėjom, jiems labai įdomu šitas vystymo modelis, jie norėtų dalyvauti. Reikia tik politinio sprendimo, kad taip mes savivaldą dalyvaujame. Tai aš sakyčiau, tokie namai, jie neįspręs makro problemų tikrai, bet jie tokie projektai, sakyčiau, išlaisvina vaizduoti, nes pamatoma, ką galima pastatyti, jeigu atlaisvina maržą, kur yra dabar pagrindinis būsto statymo tikslas, yra ne namai pagrindimas. Palaikyti pinigus ir išsitraukti juos su marža yra ekonomiškai žiūrint svarbiausias tikslas. Tai jeigu šitą atlaisvinam ir tą maržą Lietuvoje, kiek žinau, yra skaičiuota Lietuvos banko ekonomistų, viena didesnių Europoje, gandų lygiai, nes specialistas. Tai, žodžiu, galima daug dalykų iš tos maržos finansuoti, labai daug. Ir man, žodžiu, tokiam middle class hipsteriui, gal, žodžiu, įdomu ten architektūrinė kokybė, kad tas gražus būtų, liptų prie mano dūšios, žodžiu, hipsterio. Gal ten yra ir kitokių, ne tik poreikio, ne, bet tas, ką aš sakiau, veiksnumas, galimybė svajoti apie savo namus, tai čia toks dalykas, kuriam mes praradę. Šiaip jau esam praradę. Ką siūlo jau ten sudėrėjai ten ir bėgi į banką paskolą imti, nes ten jau ieškojo 2 metus ir nieko. Tai tą energiją 2 metų galima į tokį vystymą įdėti. Tai, žodžiu, jeigu kas nors norite gyventi tokiam name, tai darom kooperatyvą, bet jeigu rimtai, tai problema yra, kodėl aš dar negyvenu tam name, tai žemė. Nėra sklypų. Nėra sklypų ir dabar yra tas lūžis, kad galima būtų pasistatyti, ta prasme, kad savivalda galėtų dalyvauti. O tas žmonių prisirišimas prie vietos, jis toksai gerbtinas dalykas, aš sakyčiau, bet atrodytų toks kultūrinis, bet kai tik pasiūlai kažkokią saugią alternatyvą ir jinai turi hipersaugiai, vadinasi, tikrai valstybė turi, žodžiu, pasiūlyti, žiūrėk žmonės ir pasirašo netikėtų dalykų. Ir ten seniorų kooperatyvę gyventi, kartu su jaunai žmonėm, ar ten, nežinau, bilė kokių, žodžiu, gali dalykų pasiūlyti, nes tai yra saugumo garantas, būstas. Ir tu ten užgyveni dalykų, bet gyvenimas tęsiasi ir problema, kad tos racionalizacijos, kas yra norma, kas yra fainiai, kas yra gerai, jos labai keičiasi su amžium ir mūsų politikos priemonės, mes turim renovacijos priemonę, jos šiauriai nepritaikytos vyresniam žmonėm, kurie, jie baiginėja, čia kautą daro, jie baiginėja savo gyvenimą, socialiai visai, jų visi pusė draugų mirė, šeima yra kažkur, tai yra visai kita logika. Ir sako, čia būtume padaręs renovaciją, šitie pensininkai, sąmokslas. Tai nesąmokslas, yra visai kitokia racionalizacija, kaip žmogus galvoja apie būstą, kai jam yra 7 metų, kai ten statistinis vidurkis gyvenimo yra 7 kažkiek. Yra visai kiti poreikiai, yra ne vata ant fasado, bet liftas, dar tokių dalykų, lygiai kaip ir jauniems žmonėm, kurie ieško savęs, bando pajus miestą, bando pajus save profesiškai, eksperimentuoja, tai ir keisti ir vietą, ir lokaciją, ir turėtų būti lengviau ir, žodžiu, save matuotis mieste ar kaime, kur be gyventų, žodžiu. Tai va, vėl pašnekėjau. Ragino publiką jau ruoštis klausimams. Tai po paskutinio klausimo turėsit progą užduoti, tai turėkit mintį. Gyčiui dar turiu vieną klausimą. Kaip tik palietėm tą būsto kokybės temą ir pats esi tyrinėjęs Vilniuje loftų fenomeną, tai aš galvoju, galbūt įdomu tavo ta refleksija, kaip galbūt tokia užterštų buvusių erdvių industrinių, gana mažo ploto būstai irgi dabar pateikiami kaip labai, labai didelė siekiamybė ir kažkoks pliusas. Ir ką tu šitam fenomenui įžvelgi ir pamatai?
Jo, tai aš labai ilgai svarsčiau, apie ką man rašyti tą magistrinį. Ten galvojau būsto politiką, bet po to supratau, nėra tos būsto politikos Lietuvoje. Tu negali rašyti magistrinio apie dalyką, kuris neegzistuoja. Tai tada pasivaikščiau po Naujamiestį ir supratau, loftai čia yra visiškai crazy. Ir ten vokiečiam paaiškinus, kad čia senos gamyklos padalinamos į ten kuo mažesnius įmanomus turto vienetus, parduodami kaip būtai, nors jie net nėra būtai, kad ten dvigubai skaičiuojasi kvadratai, nes yra ten trasolė, kur yra įrengta lova. Tai tokių labai, labai keistų dalykų su tais loftais, bet tai visa tai siejasi su to, apie ką mes kalbėjom, tai bent jau mano išvados buvo tokios, kad loftai buvo labai, labai patogi galimybė investuoti pinigus ir pirkti ne vieną, ne du, o ten 3 ar 5 loftus tie, kas turėjo, taip sakant, pinigų banke, ar galėjo tiesiog pasimti paskolą, kuri tuo metu kainavo labai mažai. Visas tas loftų fenomenas buvo šiek tiek parduodamas per tą pusę, jog tai yra naujo tipo būstas, jaunimas čia nori gyventi mieste, visur vaikščiot pėsčiomis, jiem ten nereikia daug daiktų, toksai kaip ir tas minimalizmas, čia tvarumas, viskas labai šaunu. Tai jo, aš bandžiau žiūrėti, kiek ten yra to, kad žmonės nori save apsiriboti ir kiek yra to, kad ten jie tiesiog negali. Tai aišku, vienareikšmiško atsakymai tai niekada nebus, bet kai kalbi su žmonėm ir klausiau, kodėl, kaip galvoja, galbūt būtų neprašau turėti kokį nors didesnį stalą. Sako, jo, gal būtų gerai, bet tam stalui reikėtų papildomų 5 kvadratų, tai padauginant iš 4000, tai 20 000 klausimus. Tai tas toksai minimalizmas, man atrodo, šiek tiek toksai sąlygotas rinkos sąlygų ir kas dar, bet iš tos socioekonominės perspektyvos žiūrint, tai kai tu investuoji į tokį būstą ir tu gali paleisti į nuomą ir realiai, kai kaina nėra reguliuojama, tai tu gali ten daug užsiprašyti ir tikrai bus žmonių norinčių mokėti dėl to, kad jo, ta lokacija yra patogi. Aišku, yra ten niuansų, kad viskas padaryta ant elektros, o kai elektros kaina iššoka, tai tada ten sumoki vos ne 50% nuomos už ten šilumą ir vandenį. Kas nutiko, kai buvo pilno plataus masto invazija į Ukrainą ir energijos kainų šokas. Tai jo, daug tokių niuansų. Tu tada ten turi mokėti papildomus mokesčius, nes tu gyveni ne gyvenamosios paskirties patalpoje, o kūrybinėse dirbtuvėse arba administracinėse patalpose, tai ten prasideda visokie galios mokesčiai ir taip toliau. Tai daug yra tų niuansų. Aš šiek tiek dar bandžiau žiūrėti tai, kad pats Vilnius, čia jeigu apie urbanistiką kalbam Lietuvoje, tai tik apie Vilnių. Čia nežinau kaip kitose miestas. Bet pats Vilnius yra toksai gan zonuotas miestas ir, aišku, gyvenimas kuo arčiau miesto centro turi savų privalumų, bet kartais tada reikia susivaržyti per visus galus. Bet tai irgi tas dalykas, kad būsto prieinamumas tai nėra tik tais kaina, ką ten ekonomistai skaičiuoja pagal išlaidas, tai yra ir kelionės aspektai, ir to komforto aspektai. Ir jo, tai loftai čia galbūt toksai lietuviškas fenomenas, aš nežinau kaip yra kitose šalyse. Lenkijoje yra panašus procesai vyksta, kur irgi tokie laukiniai vakarai statybos. Jie sugalvojo tokį terminą, jie vadina tokius mažus mikroapartamentus patodeveloperki, tai čia kaip patologinis būsto vystymas. Tai irgi ten yra statomi perkūnkiemiai Šanchai ir 5 kvadratų patalpas skiriamos gyventi, tai aš matau tokių panašumų. Bet ir kitose šalyse tas būstas apskritai, būsto vienetai statomi, jie vis mažėja ir tai šiek tiek atliepia tą demografiją,
kad vis daugiau namų ūkių yra iš vieno asmens, tai kaip ir tas būstas, kuris buvo statomas seniau kažkokiai tai šeimai kaip ten nuclear family, su šeima ir tėvai ir vaikai, tai dabar yra tas toks mismatchas, netitinka būsto fondas ir poreikiai, bet tada klausimas, ar tikrai ten loftai ar tie patologiniai būstai atitinka mūsų poreikius. Ne, vis dėlto, kiek teko skaityti, tai bent jau Suomijoje, kur irgi labai daug statoma to būsto, kur yra tiesiog vieno kambario būtas, kaip ir dauguma būsto Lietuvoje, kur viskas yra vienoje erdvėje, ir ten, jei turi atskirą miegamąjį, tai čia yra tokia kaip privilegija. Tai irgi yra tam tikri psichologiniai aspektai, ten nėra to erdvių atskirimo ir panašiai, ką aš per daug nesigilinu, bet aš manau, kad jo, ta tokia socioekonominė bazė tikrai po to jinai persiduoda į kitus aspektus. Prašom klausimų. Galbūt surenkam kokius 3, tai Žygį gali pirmas. Mano mintis bus padrikas, bet labai norisi sureaguoti į tas mintis ir pradedant nuo loftų. Vienas toks atvejis, kuris šiaip man įdomus buvo su negalia susijusi, bet jis man kažkoks labai iliustratyvus apie loftus apskritai Lietuvoje. Tai žmogus įsigijęs loftą, dirba antram aukšte, tas antras aukštas tai būna kaip tas, kaip čia pavadinti, miegamasis, kur tu užlipi. Kaip realiai vienas kambarys didžiulis, tik tai yra tas perskristas. Ir jisai dirba tame antram aukšte kabutėse, supinėdamas kėdę ir nukrito nuo to antro aukšto, nes nebuvo tų turėklų ir gavosi, tiesiog negalia. Susitraumavo tokiu būdu ir man kažkaip prasme pasirodė, kad šitas toks loftas iliustruoja tą tokį nesaugų būstą. Lyg tai turėtų būti saugus, bet jisai nesaugus ne tik tai dėl socialinė tokia feikinė, bet ir fizinė prasme. Tai tas yra pasirodė įdomu. Apskritai, man atrodo, verta, tai čia Gytis tai jau paminėjo, kad šiaip Lietuvoje būsto politikos nėra, tai yra faktas. Faktas, nuo kurio reikėtų pradėti apskritai apie tai galvoti. Tai rodo lyginamoji būsto politikos analizė. Mes iš tų retų šalių, kur savo namus paliekam laisvai rinkai, socialiniai padėčiai, mūsų sveikatai, socialiniams ryšiams, šeiminiams ryšiams ir visiems tam sąlygom, kurios lemia turim ar neturim to būsto, tai svarbu. Kitas aspektas, kuris man atrodo svarbus, įnešant tokio skirtumą, manau, kad daugelis žmonių nori asmeninio būsto, bet ne privataus būsto. Tai yra skirtumas tarp asmeninio ir privataus būsto ta prasme, privačios nuosavybės, tarp asmeninės nuosavybės ir privačios nuosavybės. Tai kad pagal tą teoriją, iš esmės, privati nuosavybė yra tai, kas generuoja kapitalą. Tai kai superki papildomai daug to būsto, šiuo atveju ir žemės, tu generuoja tą kapitalą, o man atrodo, kad didžiąją dalį žmonių tiesiog nori asmeninės nuosavybės, jos niekaip net neplanuoja. Aš nežinau, čia būtų įdomu kažkokia sociologinė analizė padaryta apklausą, kaip žmonės galvoja, kad čia jų vertė kažkaip pakils, ar planuoja kažkada parduoti, kiek tų žmonių yra, bet man atrodo svarbu jiems turėti tą erdvę, kurį, kaip ir Tadas sako, kurti. Kurti ne tik tai aplinką, bet kurti ir save, nes tai yra namai yra tuo susijęs su savo kūrimu, savęs kūrimu. Ir kai tos tokios galimybės neturėjo, arba jinai ribota su mūsų nuomos kultūra Lietuvoje, tai natūralu, kad tu nori įsigyti tą būstą. Paskutinis momentas, ir čia aš tokį bandau svarstyti apie tą modelį, kurį Daumantas pasiūlo sprendimo ir kiek jis yra sąžiningas, jeigu mes taip dabar mintyje modeliuojam. Tai kokia situacija gaunasi. Turim žmonių, kurie neturi pakankamai pajamų išlaikyti savo, galbūt ir didesnį būstą, čia klausimas, savo asmeninį, kuriame turbūt praleido vaikystę, jaunystę, turi savo atsiminimus ir yra prisirišę prie tos erdvės ir vietos. Tai iš jų mes paimam, tai reiškia, jie praranda tuos
sakyčiau, ne privačią nuosavybę, bet asmeninę, su jiem pasiūlydami gal mikrobūtą, gal mažesnį, gal normalesnį, priklausomai nuo to, kokia mūsų būsto politika, kurios neturim. Bet gal turėtume mes kitokią situaciją, gal turėtume sprendimą. Bet tie žmonės, kurie turi pajamas laikyti tuos nekilnojimo turtus, jie toliau galės plėstis. Tai reiškia, mes iš tų, kurie yra socioekonomiškai pažeidžiami, atimam, o tie, kurie turi pinigų, jie toliau plečia savo tą būsto koncentraciją, taip ir nesprendžiam tos problemas. Tai aš manau, kad bet šiai akimirkai toks atrodo nesažiningas modelis, nes mes baudžiam vienus, o kitus paliekam nereguliuojamus. Nebent mes tame modelį mąstom, kad reikia kažkokios būsto politikos, klausimas, kokia ta būsto politika turėtų būti. Tai čia tokie komentarai, galit kažkaip pabandyti gal sureaguoti. Čia kaip ir neklausimas yra. Tai iš tikrųjų Žygis palėtė kai kurios klausimus, kuriuos norėjau užduoti ir sureaguoti, kad iš tikrųjų šioje diskusijoje labai suplakama privati asmeninės nuosavybė, suburbanizacija ir būsto suprekinimas. Ir šitoje vietoje, čia ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje mes matom būtent būsto suprekinimą, kai būstas tampa investicinė priemonė ir žmonės ima skaičiuoti procentus ir taip toliau. Nors iš tikrųjų būstas, sakyčiau, mūsų kaip žmonių rūšies, tai yra kūno tasa. Mes neturime kailio, mes negalim gyventi lauže kažkur tai. Ir privati nuosavybė, ta asmeninė nuosavybė, netgi istoriškai, sakyčiau, yra pats stabiliausias asmeninis turtas, kuris duoda stabilumą psichikai. Ir šitoje vietoje atimti tą turtą iš tų, kurie ten gerai susispaudę gyvena, gal šildymo neturi, ir atkišti nuomą, kuri gali bet kada keistis, nes būsto politika, tai, įsivaizduokit, ateina Šimašius ir sako, čia gyveno slunkiai, smagu, iškelkim juos arba pakelkim nuomą ir viskas. Tai, nežinau, sakyčiau, reikėtų vengti į municipalinį būtą, žiūrėti kaip į panacėją kažkokį tai. Aš tai noriu paklausti iš tikrųjų klausimo apie kolektyvinius sodus. Ar žinot kokį nors geresnių pavyzdžių, nes aš, pavyzdžiui, žinau iš mano tėvų, jie tarsi, mano tėtis paveldėjo tą kolektyvinio sodo plotą ir dabar ten kuriasi, aišku, gyvenvietė, bet man atrodo, kad tai vienas iš tokių, kur ta suburbija iš gerosios pusės, nes ta bendruomenė jau kaip yra, jie iš seno save pažįsta vieni kitus ir saugo, kad ten nebūtų per daug to vystymo šalia. Tai yra, kad neužstatytų tų plotų ir kažkaip žmonės prisirišę prie to sodo, kuris yra žalias ir turi būti žalias. Tai man įdomu, ar jūs žinot kokį nors tokių pavyzdžių? Gerai, tai iš esmės turbūt du klausimai yra tas apie teisingumą galvoti, kad kažkas turėtų galbūt išsikelti iš būsto, kurio negali išlaikyti, ir tada kolektyviniai sodai, tai gal. Tai aš apie kolektyvinius sodus šiaip nelabai ką žinau, tai paimsiu dar pirmąjį klausimą. Šiaip, aš už privačią nuosavybę, asmeninę, kaip gali pavadinti, tikrai gali labai daug saugumo žmogui suteikti ir suteikia. Bėda galbūt, jeigu tu tas nuosavybę turi, tai prisimk visus kaštus, kurie tai teikia. Ir aš nesu čia taip, kad čia nusavinkime, kaip čia kažkas siūlė ir iškelkime visus į municipalinį būstą. Ne, aš iš esmės nematyčiau čia didelės problemos. Tai, kad gyvena daug žmonių privačiam būste, jeigu jos sumokėtų NT mokestį, infrastruktūros mokestį, už kurios po to mes galėtume tą infrastruktūrą jam vystyti visiems žmonėm. Tai man čia nebūtų problemos, bet tiesiog dažnai yra toks gal įsivaizdavimas, kad aš turiu asmeninę nuosavybę ir
nuo jos aš kažkaip mokesčių neturiu mokėti, čia kažkaip mokykla turi iš oro atsirast, pas mane rajoną valstybė turėjo pastatyti, kelius nutiesti, tai man atrodo, kad tai yra neteisingas požiūris. Yra ir tiesiog kažkokia alternatyvių kaštų dalykas, ekonominis. Jeigu tu visgi pasilieki prie to sėdėjus, kad tu nori skatinti privačią nuosavybę ir, pavyzdžiui, remt būstų įsigijimą su paskola. Tai kalbėkime apie tai, kad iš esmės suteikti pradinio įnašo padengimą yra apie 20 000 vienam asmeniui, ne 25 000. Mes galim tada išsirinkti vieną asmenį, vieną šeimą, padengti jam tą būsto pirkinį. Kaip alternatyva to, mes galim galbūt 10 šeimų finansuoti nuomos kompensacijas metus. Tai galima tada galvoti, kas yra teisingesnė priemonė, ar kuri daugiau žmonių gali pagelbėti, arba ta, kuri mažiau. Tai aš gal nematyčiau čia jokių problemų ir nesu nei griežtai čia, kad už municipalinį būstą čia plėskim tą fondą, ar iš privačią nuosavybę. Man tiesiog galbūt iš politekonominės pusės įdomu, kokius santykius sukuria mūsų visuomeniai tam tikros būsto formos. Ir jeigu žmonės turi nuosavą būstą, gali išlaikyti, renovuoti, patys kelti, tai valio, tai labai geras dalykas yra. Ir man, pavyzdžiui, sunku tada suprasti tokius atvejus, kodėl aš savo mokesčiais turėčiau remti seną, galbūt pajamų mažai turintį žmogų, kuris turi būstą Žirmūnuose, kuris yra 150 000 vertės, renovavus jo vertė pakyla iki 200 000. Tas žmogus numirs galiausiai, perleis tą būstą savo sūnui. Tai mes čia kuriam tokias kažkokias turto perskirstymo schemas, kurios akumuliuojasi tam tikrų žmonių rankose ir mes tą turim suvokti. Jeigu tai mums tinka kaip visuomenį, tai aš problemos nematau. Man čia kyla daug keblumų. Jeigu žmonėm tai tinka, tai that's okay. Aš tik biurokratas. Alio? Gerai, pabandysiu tyliai šnekėti, kad nesupykdyti šitų prietaisų. Aš jeigu galima dar šiek tiek apie tą būsto politikos klausimus, nes aš gal skambiai pasakiau, kad nėra būsto politikos, jinai yra, bet jinai vėlgi orientuota yra į ten tą privataus būsto įsigijimą ir išlaikymą. Iš dalies, aišku, yra ir tos nuomos kainos kompensacijos, kurios, kiek skaičiau, OECD raporte yra dosniausias tarp visų tų valstybių, bet mažai kas jomis naudojasi. Tai berods, jeigu Vilniuje gyvenate vieni ir uždirbate iki 10,5 tūkstančių į rankas per metus, tai galite kreiptis. Dviem asmenim yra berods 16,5 tūkstančio per metus. Tai klausimas, kas tiek uždirba. Tai, bet tie žmonės, kurie neuždirba tiek daug, tai yra tos priemonės, bet ką aš norėčiau paminėti, aš tam buvau prisirašęs labai daug tiesiog alternatyvų privačiam būstui ir mes save labai ribojame. To matymu tai yra ir socialinis būstas, ir municipalinis būstas, ir kooperatyvai, ir tam tikri alternatyvūs būsto modeliai, kurie remiasi rūpybos infrastruktūromis, tai care infrastructures, jeigu aš gerai išverčiau. Tai čia daug galima klausimų klausti, kurie siejasi su pamatiniais turbūt klausimais apie kokioje mes visuomenėje gyvename. Aš tik galvočiau, kad pas mus tas užsitikinimas ties privačia nuosavybė arba ten municipalinių būstų, jis jau dabar yra neadekvatus, jau dabar Vilniuje ir Kaune, Klaipėdoje gyvena krūva žmonių, kurie nuomojasi. Ir mes kažkodėl nesvarstome apie reguliacinės priemonės, jeigu naudoti Daumanto leksikoną, kas kitose valstybėse yra absoliučiai normalu, tai ten būsto kontraktų didesnis saugumas tiek nuomininkams, tiek nuomotojams, nes būsto kontraktas tai yra, kontraktas pats žodis, tai yra susitarimas, bet dažniausiai tai ta stipresnioji pusė būna nuomotojas.
tuomet būsto kainų reguliavimas, kas čia gali skambėti labai, labai drastiškai, bet tai vyksta vakarų Europoje. Kiek daugiau vakarų Europos valstybėse, rytų Europos valstybės iš to išėjo ir labai džiaugiasi po 90 metų, bet ar tikrai tai verta, kodėl mes apie tai negalvojam. Ir net mūsų civiliniam kodekse yra įrašyta, jog vyriausybė gali reguliuoti nuomos kainą, kas yra toksai wow teiginys. Tai norėtųsi kažkiek tų diskusijų, nes diskusijų daugiau valstybės įsikišimą, nes kai mes kalbame apie būstą laisvoje rinkoje, tai tiesiog jis tiksai plaukėja ten ant tų bangų. Ir tai ne tik, kad žmonės galvoja apie būstą kaip kažkokį turto vienetą. Mes turim, nežinau kiek Lietuvoje, bet kitose valstybėse, Barcelona yra pavyzdys, kur tiesiog tas pats Berlynas, kur rimti finansiniai veikėjai, investiciniai fondai tiesiog supirkinėja tą būsto fondą ir tada atsiima grąžą per nuomos kainas. Ir aišku, kad jie nori susimažinti ten tas sąnaudas, tai visą tai atliepia kokybei ir kokios, nežinau, Lietuvoje turime tų tyrimų, bent jau suvokiamą mastą tos financializacijos, bent jau iš tų stambių veikėjų pusės. Dėl kolektyvinių sodų, tai čia buvo paliestas toksai aspektas, kad čia yra bendruomenė. Aš tokį kontrargumentą sakyčiau, bet tai yra bendruomenė žmonių, kurie kažką paveldėjo arba įsigijo tą būstą, tai vadinasi, jie yra gan panašaus socioekonominio profilio. Ir jie tuomet jau nebenori, kad kažkas aplinkui būtų statoma. Tai judama link kažkokio, yra toksai fenomenas, vadinasi not in my backyard. Tai vėlgi, aš sakyčiau, jeigu nėra valstybės reguliavimo, tai programuojasi tam tikros, nenoriu vadinti segregacijos problemos, bet gyventojų išsiskirstimas pagal jų galimybę įpirkti būstą. Kas, pavyzdžiui, matoma, jeigu galvojam tą koncentrinę logiką, kaip Tadas sakė, location, tai senamiestis ten tik tais patys turtingiausi ir tuomet jau, kai tu judi tolyn, ten kažkokie ir žemesnio socioekonominio statuso žmonės, o po to užmesti jau ten vėl kažkokias vilas ir taip toliau. Tai man tai atrodo, kad tų reguliacinių priemonių tikrai reikėtų apie šnekėti, iš tokios socialinio teisingumo perspektyvos, nes kuo toliau judėsim, tai turėsim tas tokias koncentracijas atskirų grupių, atskiruose rajonuose, kas nėra labai gerai. Tai daug šnekame apie daugiabučių rajonus, kad ten jie, lyginant su kitomis miesto dalimis, sensta, ten didėja tokių tarpininkiškų profesijų koncentracija. Tai irgi tai suponuoja, kad turi būti net urbanistinėje strategijoje mąstoma apie tai, kad turi būti žmonių įvairovė. Čia daug kalbame apie tą funkcijų miksą, ten 15 minučių miestas, kad viskas būtų pasiekiama, bet tų žmonių miksų irgi, aš sakyčiau, reikia, nes kai tu gyveni atskiruose pasauliuose, tai tu neturi to tokio, aš sakyčiau, net visuomenės kažkokia tai, kaip yra cohesion, lietuviškai pavadinkime, sanglauda. Tai tai yra prarandame tam tikrą visuomenę, toksai platesnis bendruomeniškumo, visuomeniškumo aspektas. Taip, tai aš norėjau gal labiau pasitikslinti dėl to komunalinio būsto, kas būtent tada gaunasi savininkas, kaip tai veikia ir kuom tai skiriasi nuo atvejo, kai tiesiog yra daugiabutyje nuo savų tų butų savininkai, kurie dalinasi tada vis tiek tą bendrą kaip ir laiptinės nuosavybę, nes, pavyzdžiui, jeigu tvarko laiptinę, tai tada visi butai turi mokėti už tą laiptinės tvarkymą, arba jeigu ten liftas yra, tai irgi tada visi butai kaip ir rūpinasi tą lifto gerovės. Tai pas mus tokių formų nėra, bet kai teisiškai tos formos egzistuoja, tai tu nesi savininkas savo būto, tu esi dalininkas namo.
čia biški trukiai ir parduoti ten, žodžiu, kitaip gaunasi. Tai yra tokios teisinės formos, kad tu esi, žodžiu, dalininkas, žodžiu, ir ten daug veiksmų turi daryti su kitų dalininkų sutikimu. Bet nebūtinai taip gaunasi. Labai dažnai, pavyzdžiui, Lenkija pradėjo eksperimentuoti iš pradžių su šito modeliu, jie neseniai jau ir teisinę formą įsteigė, va čia buvo paskutinė krizė, ten kažką reikėjo daryti, kažkokį pasiūlymą, tai tuose pirminėse, žodžiu, modeliuose, kad vystymo stadijoje tai buvo kaip ir kooperatyvas, žodžiu, juridinis vienetas bendras, o po to jau pastačius namą, tai tiesiog išsiskaldydavo tai vienetai, susikurdavo bendryje ir ten galėjau parduoti savo tą butą ir panašiai. Tai nieko nesiskiria iš tikrųjų nuo tos kitos formos. Tai čia nacionalinės teisės gali priklausyti, kaip čia dreifuotų. Pas mus pastatyti realiai įmanoma tokį daiktą. Bet tam skirtos teisinės formos nėra. Tai ko gero tai būtų, žodžiu, kažkokia teisinė forma, kuri vėliau virstų į būstų bendriją. Tai naudingiau yra tada tas komunalinis, tiesiog... Jūs nusprendžiat, kaip bus pastatyta. Žodžiu, oranžinė siena ar balta, tai jūs nuspręsit, ne vystytojas. Tai nebus prekė, kurią jūs pirksit ne būstą, o statybos paslaugą. Tai jūs visus įmanomus sprendimus galėtumėt priimti, koks tas namas bus, kas ten gyvens, kaip bendrosios erdvės atrodys, kiek jų bus, ar jos naudojamos bendrai. Pavyzdžiui, galbūt yra svečių kambarys, kur visi kaimynai naudoja, biblioteka bendra, galbūt yra laiptinė kažkokia, galbūt virtuvė, galite tokius dalykus nuspręsti ir jos pastatyti. Nes rinkos sąlygom jums nepasiūlys, nes tai neapsimoka, per daug crazy. Žodžiu, netitinka vidutinio, žodžiu, pirkėjo apibrėžimo ir jūs tiesiog pasiūloj negalit gauti tokio daikto. Tai tai ten ir tokias subtilės segregacijos formos tai irgi veda, žodžiu, nėra panacėja, bet vaizduotė išlaisvina. Atsiranda dalykų, kurie neįmanomi rinkos sąlygom. Mažiau susvetimėjimo, marksistiškai kalbant, su daugiau konfliktų. Šiaip turiu pirminę patirtį, nes aš gyvenu kooperatyvę Danijoje, Kopenhagoje, kas be abejo didžiulė privilegija ir daug didesnį, pasakysiu keletą pagrindinių šiaip skirtumų. 40% Kopenhagos yra būtent kooperatyvai iš tikrųjų ir tai yra tiesiog paprasti, gražūs daugiabučiai namai. O didžiausias skirtumas turbūt yra tai, kad taip, iš tikrųjų, man priklauso 67 kvadratiniai metrai iš ten 100 būtų esančio, tai nežinau, kiek ten, gal koks, nežinau, 100 tūkstančių kvadratinių metrų, kiek ten jų yra, ar ne? Ir mes visi komunaliai, kiek ten mūsų 100 būtų, sugalvojom kainą kvadratinio metro. Ir mes kiekvienais metais keičiam kvadratinio metro kainą. Ir gaunasi tai apie maždaug trečdalį pigiau, negu kad kiti namai, kurie yra privatus. Tai ten 60%, ne visai 60%, nes yra nemažai valstybei priklausančių namų. Tai pavyzdžiui, mūsų butas yra daug labiau įperkamas, dėl to, kad jis yra trečdalį pigesnis, dėl to, kad mūsų kooperatyvas per metus kartą nusprendžia, kiek kainuos kvadratinis metras. Ir yra tikrai didžiulė kainų skirtumai, kai kurie yra daug konservatyvesni kooperatyvai ir jie ten, nežinau, paaukština labai ir gaunasi praktiškai tas pats kaip normali rinka, kurie iš viso gaunasi ketvirtadalis normalios rinkos kainos, jie gali būti pačiam centre ir panašiai. O mes mokam kiekvieną mėnesį mokestį ir iš tikrųjų, keista, yra tas toks kooperatyvų kažkoks tais gal estetinis klausimas apie juos ar panašiai, kad ten galvojat, kad kažkokie hippie gyvena, bet iš tikrųjų ne, nes mes tiesiog mokam privačiom kompanijom, kurios ten ir valo, ir kerta žolę, ir ten viską daro iš principo. Taip, kad tai yra visiškai normalus namas atrodytų, bet yra kooperatyvas. Tai tai tikrai labai rekomenduočiau. Sorry, bet čia tik norėjau pridėti prie to. Mano klausimas yra, ir jeigu yra dar daugiau klausimų apie kooperatyvus, tai malai atsakyčiau. Klausimų turėjau daugiau apie būtent
reguliacija landlordų nuomotojų. Labai gerai knyga išėjo irgi su Verso Books Against Landlords per paskutinius metus, kuri yra tiesiog nuostabi ir jinai tikrai visiškai sunaikina bet kokią idėją, kad landlordai ką nors gero daro pasaulyje. Ir labai tai iš tikrųjų tokią ekspoziciją padarė netgi vakarinės kairės, kurie irgi pasirodė, kad kai kurie irgi yra landlordai. Bet aš geras landlordas. Ne, žodžiu, tai labai buvo toks įdomi ekspozicija, tai aš tikrai labai norėčiau iškeisti. Ar yra, pavyzdžiui, kažkokių taisyklių, kad gali turėti tik 5 namus, arba tik 10 namų, arba ten, apskritai kas nors. Ir dar trečias toks klausimas, ar yra kiek nors jau matoma BlackRock, tokių investment fondų Lietuvoje ir panašiai, ar yra kokios nors tais, gal ten, nežinau, įstatymai jau prieš juos arba reguliacija, tai tiesiog klausimas. Nes irgi to pačio Kopenhagoje tiesiog jie buvo keletą metų ir jie ten labai visko blogo pridarė, juos galų galiai išstūmė tiesiog pati valdžia. Tai irgi norėjau klausti, ar yra tų tokių tarptautinių investment fondų, kurie irgi yra mes landlordai ir kažkas tokio. Tai tiek, ačiū. Tai jo, aš kiek suprantu Lietuvoje, tai kol kas nėra to tokio ribojimo, kad čia, o gal yra, nežinau, Daumantas gal geriau žinot, kad juridiniai asmenys, kad būtų juridiniam asmenim uždėti kažkokie ribojimai pirkti būsto vienetus. Nežinau, kaip yra užsienyje, bet ką neseniai skaičiau, tai Barcelonoje, Katalonijos turbūt vyriausybė labai dabar smarkiai žiūrės į Airbnb klausimą, nes ten tiesiog vietiniams nebėra kur gyventi. Ką aš beje irgi pamiršau paminėti, kad tose loftose yra be galo daug Airbnb ir paleisti į trumpalaikę nuomą yra daug geriau negu į ilgalaikę. Tai vėlgi statoma daug būsto, kurie tiesiog trumpalaikiai nuomai. Jo, Lietuvoje tai aš kiek esu girdėjęs, tai berods viename iš projektų buvo minima, kad štai ten ištisa kapitalo bendrovė nusipirko visą daugiabutį ir jie turbūt jį nuomos. Tai buvo pateikta tokiu būdu, kad štai čia bus nuomotojas, kuris tikrai nuomos viską tvarkingai ir su visais dokumentais ir kažkiek įneš tvarkos. Tai klausimas, kiek čia tas tvarkos įneš. Manau, daugiau tvarkos įnešti tiesiog aiškesnis reguliavimas tų pačių būsto nuomos sutarčių, nes kol kas tai reguliuoja kelios eilutės civilinėme kodekse ir aš manau, kad yra daug tokių aspektų, kur net nėra aišku, ar kai kurie reikalavimai, pavyzdžiui, susiję su ten depozito grąžinimu ir panašiai, yra teisiški ir net gali būti, kad net tiesiog tie įsipareigojimai nėra vykdomi, tai vėlgi galima tuomet kalbėti apie didesnę apsaugą tų pačių nuomininkų ir jų sąmoningumą. Tai jo, pavyzdžiui, Vokietijoje tai yra labai populiarios nuomininkų sąjungos, kur tiesiog kad yra sąjunga, profesinė sąjunga, kuri gali imtis teisinių priemonių prieš tos nuomininkus. Aš nežinau, šiaip jo, visi tie memai apie ten landlordai yra blogi, yra juokingi, bet aš asmeniškai tik nemastyčiau, kad jo, tie atvejai, kur tiesiog ten Wall Street'o hebra sėdi ir sako, o čia Berlynas trendy, nusipirkam ten kažkokių tai būstų ir čia uždirbsim, tai čia yra tikrai, aš manau, prastai, nes tai kapitalas panaudojamas absoliučiai neproduktyviai veiklai, aš nežinau, kokia čia yra pridėtinė vertė. Bet, yra tokių landlordų, kur ten, mano gyvenimo išsipildymas yra turėti 50 būsto vienetų, tai jo, aš tokiais atvejais tai tikrai nepalaikyčiau, bet kažkiek yra tų žmonių, kurie ten padarė tą investiciją, tai aš manau, mes be to neapsieisim visuomenėje, bet kad tai turėtų būti sąžiningai reguliuojama ir apsaugojama nuo tokių užsidirbinėjimų neadekvačių būsto sąskaitų, tai manau, link to turėtume įdėti.
Jo, aš greitai pridėsiu, kad šiaip didžiųjų institucinių investuotojų, kaip ten tie BlackRockai, jų nėra Lietuvoje dar, tai daugiausia yra vietinio kapitalo, kažkokie fondai, kurie gal kolivingus vysto ar panašiai, bet tai visiškai šiaip Lietuvoje dar palyginus tikrai ten baby fazėj. O iš tokių ribojimų, kai investuotojai turi, tai jie gali skolintis mažiau, kai perka investicinį būstą. Tai čia yra vadinamas LTV, pradinio įnašo reikalavimas. Tai jeigu tu perki pirmą būstą, tau reikia 15% pradinio įnašo įnašti bent, o jo investuotojai turi bent 30%. Tai jie tiesiog gali mažiau užsileveragint, taip sakant, čia tiesiog priemonė, kuri bando riboti tą kredito kiekį, kuris į būsto rinką ateina. O dėl šiaip tų institucinių didelių investuotojų, tai pavyzdžiui, jau kalbėti apie nuomos kainų kontrolę, tai tiesiog ten, kur pavyko tai daryti šalyse, kiek kokybiškiau, tai būtent dėl to, nes buvo daug koncentruota tų investuotojų, kurios yra lengva tada susekti, žinai, kad 4 didieji investuotojai valdo privačios nuomos rinką, tu jos kaip tada inspektorius gali lengviau kažkaip prilenkti prie tos stabilios nuomos kainos. O enforcement kažkokią tokią politiką Lietuvoje, kur čia yra iš esmės tie mažieji investuotojai valdo tą privačios nuomos rinką, tai šiaip labai būtų sunku, mano nuomonė. Nebent kelioms minutėms klausimą turim. Jau baigęs mūsų nuomos sutartis. Šios diskusijos, tai labai trumpai. Sorry, I will ask in English and I will really try to make it short. But yeah, so I want to bring a very specific example and probably you could comment on it. So Neringa, the very posh Karelian Spit area, mostly a national park. Nida, super luxury resort. There is a household called Medicus. It was the place for the vacations for the medical workers in Soviet Union and a bit later as well. Then it was kind of abandoned, and in summer 2022 it was given to, like, the Ukrainian war refugees were allowed to live there rent-free. About 90 people live there, and yeah, so it's like state-owned property, and the municipality, Neringa municipality, was renting it and then kind of maintaining, but not really. Like, there were nobody is interested in maintaining it, because the best thing is like just to sell it and then to rebuild, because it's like a Soviet-built building, very old, blah, blah. So people do renovate it by themselves, the Ukrainians who live there. And this February, the decision was made not to prolong the rent to the municipality, but to keep it to Turtobankas. And then, well, the function of Turtobankas is to sell things to, like, private individuals, and the municipality is very upset that they didn't get the possibility to buy and like to own the place. And then we would probably get upset as well, but actually Neringa municipality is super corrupted, and then in the Neringa council, the absolute majority are the businessmen and also like the owners of the business who are renting out the places, who are exploiting the land for the tourists or whatnot. They're not really interested in social housing in any way. So it's like the vicious loop of like kind of this investment interests are from both sides. So to whom Turtobankas will sell, we don't know. Maybe it will be a hotel. If the Neringa municipality owns it, what will it be? Maybe a hotel. So I don't know, or like a restaurant or something else. And in general, there is a huge problem in Neringa and Nida specifically of not having full year accessible living places and just being a seasonal exploitative property. And then, like, we are like, I heard a lot about, okay, the state programs, the like some sort of social housing support, but when we have the like the very commercial interests in everywhere, and the municipal councils are also interested in not
social housing, but in earning money, and well, that's kind of understandable. So what do we do? Like, where is the, loophole? So. Yeah, so I think it's an illustrative case of basically I think it breaks down to a kind of political notion that state should not own and do stuff which private sector could do. Of course, it's not absolutely like that, but I think with housing it has been done a lot, but also with other properties which were used for example, as sanatoriums or some old schools where you have good land in good locations, but some functions are disappearing, and then I cannot comment with full confidence on this, but I think it's presupposed that this goes up for sale by Turto Bankas and not for a reuse of for municipal purposes, because previously municipalities could not control their land. Yeah, and I think it's a big problem in places like Neringa and Palanga and other resorts, because, well, yeah, maybe state could or municipality could sell it and get some cash, but then what can you do for that money? It's not entirely clear, because you actually lose land, and municipalities, well, do they control the land? Do they have enough allotments? It also includes a lot of cost, like making these spaces to build new buildings, and I don't know what are the capacities of municipalities to do that. Tai mūsų laikas ištiksėjo jau. Tai ačiū prelegentams už šią diskusiją. Ir manau, pradėjom nuo to, kad Lietuvoje stokojama nuoseklios būsto politikos, arba jos reiktų visiškai kitokios. Ir man atrodo, turbūt ir ateinantis rinkimai rodys, kad atrodo toks aktualus klausimas, bet dažniausiai politiniai darbotvarkiai jis nėra vienas iš pagrindinių, nėra labai mobilizuojantis visuomenę, rinkėjus. Tai reikia šiokios tokios pradžios turbūt įlieti tam tikras politinės vizijas apie kitokį būsto modelį ir praktikas. Tai tikiuosi, šiek tiek pavyko tai padaryti ir uždarom šią diskusiją.